Mums muziejui padovanojo visas kareiviškas dėžės, kur eksponatai sudėti, karinio miestelio visą apšvietimą ir kaip atidavinėjo savo uniformą, verkė. Bet šeimininkas sako, tavo uniforma bus garbingoj vietoj, numatėjo. Tai dabar patikrisiu ir jūs. Šitas prietaisas yra veikiantis elektra ir yra 1959 metų. Kai šitą radaras? Ne. Sufleruoju. Tokį prietaisą mes kiekvienas turim namuose. Fenas. Jo, visi atėję taip ir sako, kad fenas. Ne. Dar sufleruoju. Tokį prietaisą dabar galima nusipirkti Topo centre, Elektromarket. Šis prietaisas atlieka švaros funkciją. Ne. Su šitu prietaisu dažniausiai naudojasi moteris, bet ir vyrai. Kaip išgirsit atsakymą iš juoko, krisit ant grindų. Dar sufleruoju, šis prietaisas dažniausiai stovi vonioj, bet ir ne vonioj. Va, girdėt, ką jūsų kolega pasakė, kad dušas. Girdėt? Su elektra. Pirmą ir paskutintą kartą įsimaudot. Dušas, jo. Nu, su elektra. Tai merginos visas ir moteris atėjusios pirmoje eilėje ir sako, kad čia dušas, sakau, su elektra. Pirmą ir paskutintą kartą įsimaudot. Nu, turėtų merginos jūsų čia kaip ką daugiau man papasakot, nes merginos man čia kaip ką daugiau papasakot. Švara, moteris, vonia. Dulkės tas. Pučia orą, džiovintuvas. Ne, va sakė siurblys, ne. Tai siurblys traukia, o čia pučia. Kaip va tas bakterijas naikina kvapą. Merginos ir moteris atėjusios sako, kad čia yra masažuoklis. Sakau, 59 metais kučėlas buvo, ne masažuoklis. Tada mergina ir moteris sako, oho, kad vibratorius tipo. Sako, oho. Nu, pasiduodat? Čia yra skalbimo mašina. Ai, burbuliuoja. Dabar paklausykit. Čia yra transformatorius nuo 220 sumažindavo 24 voltų, kad nenutrenktų žmogų. Paimdavo baką, sudeda rūbus, pripila vandens, pritarkuoja ūkinio muilo, ją įleidžia, va čia yra, neburbuliuoja, membrana. Duoda smūgį, vibruoja, judina vandenį ir plaudavo. Po to, kas vyresni, buvo maliutka.